Renkantis magistrantūros studijas gali iškilti labai daug klausimų. Ar pavyks suderinti su darbu, ar nebus per sunku, ir apskritai ar tam to reikia. Aš studijuoju Klaipėdos universitete edukologijos studijas. Ir atsakysiu tau į klausimus. Edukologijos magistrantūroje gali rinktis vieną iš 3 specializacijų. Įtraukųjį ugdymą vaikystėje, meno edukologija arba medijų edukacija ir komunikacija. Vienas didžiausių privalumų, kad studijas tikrai galima derinti su darbu. Per metus iš viso yra 4 sesijos. Viena sesija trunka apie 3 savaitės, be to dalis paskaitų yra nuotoliu, todėl galima laiką planuotis iš anksto. Jeigu bijai rašto darbų arba magistrinio, neišsigąsk. Nuo jų niekur nepabėgsi, bet čia dėstytojai pasiruošę tau padėti. Studijos suteikia ir tarptautinių galimybių. Per pirmuosius savo metus jau spėjau pabūti stažuotėse ir Lenkijoje, ir Ispanijoje, o dar rugsėjį važiuosiu ir į Kiprą. Man edukologijos magistrantūra tai studijos apie žmogų, santykį, atsakomybę ir gebėjimą matyti plačiau. Tad jeigu svarstai, bet dar dvejoji, nieko nelauk. Į magistrantūros studijas neateini viską žinodamas. Čia ateini augti, tobulėti ir atrasti savo kryptį.